Juk kartais nuoširdžiai norisi truputėlį pabėgti, tiesa? Nors trumpai pabūti ten, kur nėra kasdieninių pareigų ir mažyčių neteisybių. Kur gali pabūti toks, koks esi. Arba norėtum būti. Ten, kur tave supranta, ar bent jau nebando pakeisti. Norisi? Tuomet kviečiu į terabitiją. Tai reiks pačiupti virvę ir perskrėti upelį. Nors ir tai nebūtina. Paprasčiau tiesiog atsiversti šią knygą. Kas mūsų laukia peržengus tiltą į terabitiją? Ten pasitinka labai jautri, šilta ir tikroviška istorija, paremta tikromis autorės patirtimis. Išgyventi jausmai nuspalvina kūrinį taip ryškiai, jog skaitant suvirpa širdis. Kodėl kartais nutinka taip, kaip nutinka? Ar pasielgiai teisingai? O gal galėjai daryti kitaip? Ar būtų kas nors pasikeitę? Vaikai ten sutiks panašius į save dešimtmečius, kurie spręs kasdienius iššūkius, lenktyniaus, mokysis, stengsis pateisinti lūkesčius, svajos, o kartais bijos, nedrįs, nusivils ar net praras. Gyvenimas kupinas skirtingų patirčių, bet kad ir kokios jos būtų, viską kartu įveikti daug paprasčiau. O ką ši knyga duos tėvams? Galbūt ji nuties tiltą iš rimto ir teisingo suaugusiųjų gyvenimo į tą stebuklingą, šiek tiek naivų, bet tokį šviesų augančių vaikų pasaulį. Šiame pasaulyje labai reikia mūsų supratingumo, išklausimo ir bandymo suprasti. Kiekvienas, pabuvęs terabitijoje, išsineš po mažytį stebuklą ir naujų spalvų savo kasdienybei.